tokio inventorių. Aš nenoriu. Žinot, kas yra šurpas? Yra duobė, stačiakampiam sienom, metras ant metras, 2 metrai ant 2. Kas viršė 9 kvadratinius metrus, tai yra tranšėja, tai yra didelis jau. Šitas pastatas vadinamas vietinio Krošinskių pilaitė netgi. O tačiau jis yra pastatytas 19 amžiaus pradžioje. Yra Konstantino Tyzenhauzo piešinys, jis buvo dailininkas, kaip žinote. Tai 1812 metai nupieštas šitas pastatas. Žinoma, jis nupieštas toks prabangiai gražus ir kyla klausimas, ar tai tikrai buvo dailininko fantazija ar realus vaizdas. Dvarą juose tvara buvo vartai didžiuliai, buvo keletą atskirų statinių, tarp jų ir lobynas, kas labai keistai atrodo, nes banką statyti už tvaros nelabai kas statydavo. 8 metais sudegė berods tas malūnas, ką dabar nėra nei žymės. Dabar jaučiam, kad kylam į tokią kalvelę, tai pagal aprašymą namas stovėjo ant kalvelės. Galim įsivaizduoti, kad čia kažkur turėtų ir būti jo vieta, ten galėjo būti pylimas. Dabar stovi šis pastatas pylimo duobė. Nes Krošinskis 16 amžius vis dėlto buvo sunkus laikmetis, karas su Maskva, karas su švedais, turėjo būti vis dėlto įtvirtinta dvarvietė. Tai aš taip ir pagalvojau, prieš tai merginų turėjom kompaniją, dabar jau vyriausiai, tai gerai. Labai diena. Tai visi norit būti archeologais, ar tik norit susipažinti, ar norit padirbėti ir ateityje mums talkinti. Koks tikslas jūsų apsilankymų? Kaip ta gyvoji archeologija atrodo? Kaip jūs įsivaizduojate gyvoji archeologija? Rokiškio muziejaus darbuotojai sugalvoja edukacinę gyvoji archeologiją. Tai kas, ko jūs iškart, ko tikėjotės iškart? Nedrasau, kad jie dar nėra, žinai, vienybė, dar nesusikomplektavęs kolektyvas, yra, va tas ir problema tame, žinai, įsivaizduoja, kad jums ir pradės arba žemės atsiver, žinai, va tas baisiausias dalykas. Tai va. Tai gerai, nebeklausinėsiu aš jūsų dabar, nes reikėtų jau padirbėti, saulytė to išlys. Dabar Giedrius jums papasakojo apie, kad mes dabar esam Krošinskio dvare, kaip ir dvaro teritorijai. Ir jūs viską jau atmintinai žinot apie Tyzenhauzus, apie Krošinskius buvo žinoma labai nedaug ir mes šią vasarą kaip ir bandėm įminti tą mįslę ir bandyti ieškoti to Krošinskio dvaro, apie kurį buvo daug šnekamas, sklandė legendos. Ir šią vasarą mes jau esam ištyrę apie 10 perkasų, šurfais vadinamų. Ir šitą va teritoriją, kurioje jūs dabar va stovit, būtent va šitą vietą ir va šitą perkasą, čia mes kaip ir esam pastato viduj. Ir jūs va, dabar, kai kasit už kelių minučių, tai jūs jau tada pamatysit. Dabar visą tą priešistorę, visą šitą priešistorę, kurią jums pasakoja apie šitą, apie malūną, apie bravorą, tai jūs visą šitą jau tikriausiai išgirdot, bet tik tiek, kad apie archeologiją, kai šnekam, vis laiką ir čia va tinka tas kultūrinis sluoksnis. Iš vadovėlių žinot, ką tai reiškia. Kultūrinis sluoksnis. Va šitoj teritorijoje yra keli kultūriniai sluoksniai arba kultūriniai horizontai. Ir dažniausiai kultūriniai horizontai ar kultūriniai sluoksniai susideda, eina nuo apatinio seniausias, sakykime, akmens amžius, istoriniai laikai, arba šiuo atveju turėtų būti Krošinskio laikai, Tyzenhauzo laikai, nepriklausomybės Lietuvos, Smetonos laikai, ir toliau jau sovietiniai. Šitai vietoj yra viskas permaišyta, viskas atvirkščiai. Dabar va šitą perkasoj iškart po velėna dengiasi Krošinskio laikai. Nes ką reiškia, šita vieta, vadinas, nebuvo paliesta visų tų buvusių etapų. Dabar visa kita dalis
kiek mes čia kasim, 3 šurfai. Aš jums dabar apžvelgiu tą teritoriją, kai kas į tai patys pamatys. Va šitoj teritorijai, čia jau yra sovietmečio laikai. Tenai šiukšlės visur buvo užverstos, čia yra stovėjęs malūnas, sovietmečio yra stovėjęs gateris, ten, kur lentas pjauna, paminklų dirbtuvės yra buvusios. Ir čia to šiukšlyno buvo sočiai, čia buvo ką daryti. Nes jūsų bendramžiai čia vasarą dirba. Ir dabar gal iškart einam į vietą patikrinti. Todėl tos mūsų daubutės, va šurfas, daugiausia kokį galima kasti yra 9 kvadratiniai metrai. Toliau, jeigu mes norėsim 100 kvadratų atsidengti, tada jau yra atsidenginėjama ten 10 ant 10, ten 10 ant 20. Tai įsivaizduokit visą šitą teritoriją, o atidengus jau mes turėtume apie 500 kvadratinių metrų ir jau tada būtų detaliai archeologiniai tyrimai. Bet prieš detaliuosius yra būtinai padaromi tokie žvalgybiniai va tie šurfai ir jie būtent mes šią vasarą atlikom ir jie patvirtino, kad mes ir kaip ir galim pratęsti tuos detaliuosius archeologinius tyrimus. Darbo įrankis, kastuvas. Archeologai dirba su kastuvais ir yra mentelės. O tos mentelės tai yra kelnės. Statybininkų, liaudyje vadinama statybininkų kelnės. Ir jie dažniausiai jos būna didelės. Dabar dėl pačių įrankių. Lietuvoje archeologinių įrankių, tokių, kokius naudoja užsienį, nelabai nusipirkti. Norint normalių įrankių, jos reikia iš Vokietijos atsivežti, iš užsienio. Padarykit švarų. Ir visai viršų išmeskite tą krūvą. Gerai? Paprašom, ateikit čia. Ir šluojam. Ir dabar reikia jų... Ir šluokim tada. Dabar Čia yra šios dienos radiniai, tokie nedideli. Gal čia tokie net nevertingi, va, gerai? Gerai? Po truputį. Tik va tos linijos nelies. Va ten ta linija. Viskas. Labai atsargiai žinokit, čia yra turtas. Labai tai va stenkite, žinai, ką randat, ką ten gali žinot, ką jūs ten rasit. Va, čia yra va sluoksnis, va čia vienas sluoksnis. Ateik porą dar berniukų čia. Dar patarinėkim, prieš metų Čia reikia viską daryti. kartais būna su tuo aparatu, Giedriau. Čia kažkur buvo, su aparatu praprašinės. Jau irgi būna. Būna, kaip prisirinkti. Daugelis archeologų yra žvejai. Šitą vietą, ką gali žinoti? Šovinys muškėtas. Bet jums pasisekė. Dabar žiūrėkit, pamato dengiasi pamatai, va čia tiesinys. Tai mes va šitos torkmenų jau nebeversime. Mes iki tokio gyvybės. Kinių dirba vasaros metu. Tai būna, nereikia nes čia pamatai. Ateina tokių, kurie kastuvo nėra laikę rankoj, bet išmoksta per savaitę. Ir paskui būna taip kruopščiai dirba, atrodo, kad jie tokių niekur nedarė, gyvenime vien tik preparavę. Ne, iškart jaučiasi. Dailininkai, va, su tokiu meniniu mąstymu labai tvarkingai moka atidengti. Atidengia, iššluoja. Nu, pavyzdžiui, kaip paveikia iškart. Mes ūkiškai. Ne, jūs nesakykit, čia tik atrodo ūkiškai. Taigi visi individualai, vistai. Ja patikrinti, vadinasi, reikia kasti priekį, kasti va į šitą pusę ir ten, kur jau nebebūsim patalpos viduj, tada mes galim gilintis ir pasižiūrėti. Nes dabar, jeigu mes ten kastume, mes sunaikintume. Ten plytų mūras. Nu va, yra pastelė, matai va, ir va visą... Ne tik, kad archeologai neieško, jie tyria.
Ir tyrimų metu yra surenkama informacija. Kokia? Dabar, ką aš dabar turėsiu, kokią ataskaitą turėsiu parašyti? Turėsiu parodyti ant plano. Buvo geodezininkas. Užnešti, kurioje vietoje buvo kasama. Šurfų vieta. Toliau, šurfų senelių pjūvius reikia nubraižyti. Sluoksnius. Kaip įsidėlioja, va tenai va jau matosi. Visus pamatus užbraižyti. Toliau, tekstinė dalis turi būti, visa tai turi būti aprašyta, kad tokiam ir tokiam sluoksnį, vad nuėmus velėną dengėsi, 3 metre dengėsi supilto žvyro sluoksnis iki 5 cm storio. Po juo dengėsi perdegusi degėsis sluoksnis ir pernykusi mediena. Nu, va tokiam toks tekstas. Toliau yra tyrimų išvados pateikiamos. Ir pagrindinis dalykas yra, gal neplėsti, toliau yra radinių sąrašas. Yra pagrindinis dalykas yra radiniai. Nes pagal radinius mes galime tada spręsti vis tik apie, kaip jums jau mokytoja pasakoja, istorijos pasakoja, pagal radinius mes galim spręsti ir apie gyvenseną, apie buitį, apie papročius, apie viską, apie žaidimus, viską sužinom iš archeologinių radinių. Dabar kaip archeologai tos archeologinius radinius? Archeologai archeologinių radinių nekonservuoja. Tam yra specialistai, tam yra restauratoriai ir jie atiduoda į muziejus dažniausiai, tuos radinius nekonservuotus. Muziejuose jau muziejininkai tada rūpinasi tų radinių konservavimu, jų saugojimu ir taip toliau. Aš jeigu dabar konkrečiai šitos radinius, kuriuos mes čia radom, aš atiduosiu Rokiškio muziejui. Rokiškio muziejus jau tada galės ruošti ekspoziciją, daryti parodas ir pristatyti mokiniams ir taip toliau ir panašiai. Romantika yra, kad visada esi grynam ore. Pagrindinė romantika. Ir neturi reikmės ar saulė, 30 laipsnių. Nereikia kabinete sėdėti. Kabinete geriau? Ne. Kai grįžti po 3 mėnesių iš laukų, kabinete tai oro trūksta. Iš sienos per mažą erdvės tada. Atsidengtume palaidojimą, ne? Nežinom, kad čia yra, bet va atsidengiam netikėtai. Ir kas dabar? Jūs va išvažiuojat, ane? Aš negaliu palikti palaidojimą, nepreparuotą. Ir aš jį turėčiau preparuoti nors iki 12 valandos. Nakties su prožektoriais. Nes yra nepaliekama tokie dalykai. Nes neaišku, taigi Lietuvoje gyvenam. Neaišku, kas ateis, kas gali sunaikinti ir taip toliau. Ir visų, čia yra raktai. Visiems gi nepaaiškina. Bet yra tokių, kurie turi daug jėgos, kaip mes juokėmės. Eina pirmieji, nuima visą grūzą, paskui eina krapštekliai. Tie, kurie moka gražiai, preciziškai viską preparuoti. Ir jiems yra įdomu, ne visiems yra įdomu. Kiti gali ramiai kasti. Įžemi, ten, sakykim, tos pamatus. Šitą teritoriją nenumatyta yra užstatyti. Sakykim, va šitą atstatinės vis tiek. Tai perspektyva tokia, kad čia bus galima eksponuoti. Galima paruošti ekspoziciją, galima rodyti. Tai yra šiuolaikiškos medžiagos. Yra stiklas pagaliau. Taigi nėra visi tokie sužvėrėję, kad čia jis daužys. Taigi žmonėms, jeigu yra gražu žmonės, niekuomet negadins. Ne, va Papilio, kur aš sakiau Biržoje, ne rajone Papilio dvarvietė. Gynybinis griovys. Ir mes, jo, gynybinis griovys, eina rūmai, ūkinė dalis, rūmai galėjo būti aptverti gynybinių griovių. Ūkinė dalis eina už griovių. Bet yra analogai. Herbas rasta yra. Čia rekonstruotas herbas yra. Koks teoriškai galėjo būti herbas. Tai va radom, 100% radom šitos gyvačiukės radom, gabalą didiko, tai va dar turim rasti.
Ir radom įvairiausią aplink jį apipintų. Tai va, įrodymas. Čia vienu žodžiu giminystės ryšiai. Tėvo linija, čia yra tėvo linija, čia yra mamos linija, nes Krošinskai buvo giminystės ryšiai susijęs su Tyzenhauzais. Tai va, ir to norėta, kokliai norėta parodyti, kad va, kam priklauso. Labai aišku, ant krosnės, tu kasdien matai tą krosnį ir tarsi tau ant akių yra, viskas yra. Va. Tai buvo, tokios taisyklės. Visada akcentuodavo giminystės ryšius ir savo titulą. Jam būdavo labai svarbu. Tai va, tai jeigu jūs turit kažkokį titulą, gyvenime neišmėtykit jo. Tai va. Gal svedinys, gal vienys, supranti, gal kas nors. Dalykas, jeigu, pavyzdžiui, būtų archeologiniai kasinėjimai vasarą, ar būtų galimybė vaikams kažkiek užsidirbti, ar nėra, Rom? Tai aš nežinau, kaip užsakovai. Šiais metais mes užsakovų neturim. Pavyzdžiui, iš savo praktikos būna, kad moksleiviai, pavyzdžiui, būna iš praktikos moksleiviai kažką užsidirba, ar ne pinigėlių, ar taip nėra buvę? Ne, tai moksleiviai vis laik dirba, bet tik tiek, kad jeigu yra užsakovai, jeigu savivaldybė bus užsakovas ir finansuos objekto tyrimus, tai kažkas turės įdarbinti. Tai va, čia galėtų irgi būtų dvigubą naudą ir pinigėlių. Bet jeigu tikrai labai naudinga pamatyti, ką jie čia pamatė. Žinokit, va, tie, kurie dirba objektuose, ne? Va, jūsų bendramžiai, jie paskui dirbdami sode, jie nebemoka žemės kasti, viską. Jie kasa ir ką randa viską į krantą, į trasą, tėvams kanalizacijas ten visokias, ar kam reikia, sako, viską deda į šoną, sako, kad ten jos, sako, tai jau įprotis, sako, negi čia išmokysi, sako, jie jau taip airiai.